Egluže, labas, labai malonu pagaliau vėl tave pamatyti. Man ir. Ar tiesa, kad tu esi pakviesta į tautinį pasaulio kultūros festivalį, kuris vyks Indijoje? Šiandien sužinojau, kad taip. Egluže, o kaip tu pradėjai tą savo dvasinį kelią? Mano močiutė, ta šviesa ir ta meilė ir tas žmogus, kuris mane ir pakvietė į tą kelią, tai jau buvo nuo pradžios, kiek aš save tik atsimenu. Jeigu nebūtų tikėjimo, aš net neįsivaizduoju, kaip reikėtų gyventi. Ir sunkiausiuose momentuose, ir džiaugsmingiausiuose aš jaučiu dėkingumą, kad turiu į ką kreiptis, kad nesu viena. Egle, ar tai pirmas kartas, kada tu važiuoji į tokį festivalį? Antras. Indija yra kažkas nepaprasto. Iš tikrųjų, žodžiais neina papasakoti. Ten yra kažkas tai tokio, kai sustoja laikas ir pabūni pats su savimi. O festivalis pats, kai susirenka 3 milijonai ir daugiau žmonių į vieną vietą, tai yra taip stipru ir man, ir mano aplinkai, ir visai žmonijai. Pabūti toj energijoje, kur yra meilė, šviesa ir absoliutus susitelkimas ties tuo. Egle, o po to šventės, po tos Indijos, kai tu buvai ten prieš 10 metų, ar tavo gyvenimas kažkaip pasikeitė? Viskas keičiasi. Kiekvieną dieną mes keičiamės, augam. Kiekvieną dieną einu link to, kad tapti geresnė. Mes visi norim atlikti misiją, kad ne šiaip savęs esam šioje žemėje, kad būti, skleisti šviesą, kad mylėti, kad atiduoti, kad dalintis. Tu važiuoji su Jokūbu? Su savo vyresniuoju sūnum Jokūbu. Kiek jam metų? 20, studentas. Ar jisai važiuoja todėl, kad Indija ir ten bus fun ir kažką tai įdomiaus pamatys? Ar jisai irgi suvokia, kad tai bus ir tam tikros rimties ir meditacijos ir panašiai? Mes turim labai didelį ryšį ir jis pasitikė manim. Ir jisai žino, kad kartais aš kosmose, kad kartais ne visai ant žemės. Bet jis pasitikė, jis tiki ir jis nori. Jis yra už tai, kad išeiti iš to vandens, kuriame dabar stovim. Kodėl neiti į tą platesnį vandenį? Nieko nėra blogiau už stovintį vandenį. Tegul būna ta tėkmė, kai tu pasitiki, tave veda ir veda ten, kur reikia. Kaip manai, kodėl verta dalyvauti šiame festivalyje? Kad ir mintise, pagal galimybės pabūti toje energijoje, kur yra sukoncentruota meilė ir šviesa. Kviesčiau susijungti ir norėti, kad tas pasaulis būtų gražesnis, šviesesnis. Ar tu tiki, kad meditacija ir būtent toks kiekis žmonių ir meditacijos tikrai gali pagelbėti pasauliui? Aš žinau, kad kiekvieno mintis materializuojasi. Aš žinau, kad ištartas žodis turi labai stiprią energetinę galią. Aš žinau, kad labai mes atsakingi už tai, ką kalbam ir ką galvojam. Ir tikiu, kad jeigu labai daug šviesos ir meilės ir norinčių, kad keistųsi iš esmės žmonių susiburs į vieną vietą, aš tikiu, kad gali labai stipriai daug kas keistis. Ir žmonių sąmonėje tų, kurie visi susijungia, ir viso pasaulio. Tikiu. Egle, ačiū tau labai už interviu. Ačiū. Buvo be galo malonu. Kviečiu.